Tai labas vakaras, laba diena, labas rytas, kada bežiūrėsite šitą mūsų transliaciją. Kaip ir kas pirmadienį, taip ir šis pirmadienis toks visai vasariškas už lango. Ir mūsų susitikimas pokalbiuose apie gyvenimo pokyčius arba kasdienių herojų istorijose. Kuomet pradėjau šitą laidą, aš kiekvieną kartą kartoju tą patį, bet kuomet pradėjau šitą laidą, pagrindinė idėja buvo apie tai, kad leisti žmonėms išgirsti kitų žmonių istorijas ir labai viliuosi, kad išgirstdami kitų žmonių istorijas žmonės įsikvėpia pokyčiams patys. O tų pokyčių būna labai įvairių. Kažkokius mes susidėliojam patys savo norų, kažkokius mums paima ir sudėlioja mūsų gyvenimas. Ir šiandien mano viešnia yra Rasa Gusetina, kuri į gyvenimo pokytį atėjo, sakyčiau, ne visai savo noru. Tai labas Rasa, labai smagu, kad pagaliau pavyko prisijungti ir kad mudvi galim šiandien pasikalbėti apie pačios pokyčius. Sveiki, Jurgita, malonu Jūs matyti ir girdėti. Man labai smagu, kad sutikai prisijungti. Aš primenu, kad mudvi jau labai senai esam antu. Taip. Ir man tikrai labai smagu tave pakalbinti ir tave pakalbinti, truputį iš tos, ne tai kad kitos pusės, bet kaip ir minėjau, iki šiol, šiandien jau mes turim 9 epizodą šitos laidos ir iki šiol daugiau visi mano pašnekovai, su kuriais kalbėjau, ėjo į pokytį, kaip aš sakau, savo norų, patys norėdami kažką pakeisti, patys norėdami kažką nuveikti, pajutę kažkokį nepasitenkinimą savo gyvenime, arba kaip ten, žinai, kaip sako, tas kai akmenukas bate pradeda spausti, tai tada tu ieškai, kaip ten išsipurtyti tuos batus, ar ne? Tavo istorija yra truputėlį kitokia. Ir ji prasidėjo, aš aišku vėl pamiršau, bet ji prasidėjo berods prieš 21 metus, minėjai, ar ne? Ir ji prasidėjo, ne visai tavo pačios noru. Aš ją žinau, mudvi esam ne kartą apie tai kalbėję. Bet šitos laidos arba šitos tinklalaidės stebėtojai ir žiūrovai jie jos nežino. Tai jeigu tu galėtumei pasidalinti savo šitą istoriją, šitais pokyčiais ir tais tokiais nelabai lengvais, aš įsivaizduoju, pokyčiais, kurie buvo prieš 21 metus, dabar jau kai kam galbūt jie yra šiek tiek lengvesni, nes turi tave šalia, bet tuo metu, kai tave tas pokytis, jeigu taip galima pasakyti, ištiko, tai nebuvo informacijos, nebuvo ką daryti, tai jei galėtum pasidalinti savo asmeninę istoriją, būtų iš tikrųjų, manau, labai naudinga ir visiems, kurie šitą laidą stebi, mato ir žiūrės įrašą. Taip, Jurgita, visiškai esi teisi, tai buvo prieš 21 metus ir atrodo man tie 21 metai iš tikrųjų prabėgo, tai nežinau, gal kaip kokie keli metai. Ir atrodo, kad tai ir lyg buvo viskas labai senai, bet kaip ir nesenai, nes tu vis tiek gyveni tame, analizuoji, kaip sakau, kaip ir, vėliau apie tai paliesim šiandien, mano kasdienybę šiandienai. Tai taip, prieš 21 metus, kai aš sužinojau vaiko diagnozę, būtent autizmas, sunkus autizmas, tai pas mus buvo gimdymo trauma ir ta trauma gana buvo didelė, kadangi vaikui buvo sulaužytas kakliukas. Tai tada žodis autizmas nei man, nei kažkam kitam turbūt, jisai buvo tiesiog ir nesuprantamas, kas tas yra. Ir po kelių operacijų, kurias turėjo mano mažylis tuo metu, aš nuvykau į raidos centrą, gavau diagnozę autizmas,
kaip sakant, uždariau duris raidos centro ir likau viena su vaiku ant rankų. Tai turbūt buvo tas, pats toksai gal ir baisiausias mano tas toks prisiminimas, kurio gal ir dabar aš net negaliu pamiršti to jausmo, kad tu tiesiog išėjai, stovi ir dabar galvoji, ką dabar daryti ir kur man eiti su tuo vaikučiu. Nes dabar tai yra daug informacijos, daug tikrai yra visokios pagalbos. Tada nebuvo nieko. Aš stovėjau ir galvojau, dabar, tikrai, kaip dabar atsimenu, žiūriu į dangų, dangus toksai, žinai, lyg ir saulutė ir debesėlė ir galvoju, kaip dabar bus, kaip man toliau, ką daryti, kur kreiptis, kam pasakyti, kam nepasakoti, kam, tai žinai, tokia ir netgi ir baimė buvo, nes tada tuo laiku autizmas, tai, kaip, tai skaitydavosi vos ne kaip toks labai stiprus, kaip čia gražiau pasakyti, jį lygindavo su šizofrenija, iš tikrųjų, anksčiau. Anksčiau buvo taip tiesiog ne per brūkšnelį autizmas, tokia šizofrenija, tokia diagnozė. Ir niekas net nesigilindavo, ar tas vaikas ten vienoks ar kitoks. Dabar tai jau kitaip. Ir man iš vienos pusės net ir buvo baisu, galvoju, dabar grįšiu aš iš Vilniaus, kaip pasakyti artimiesiam, kaip visą tą pateikti, nes aš pati dar net ir nesuprantu, kas tai per diagnozė. Plius buvo labai, kadangi vaikui buvo tas kakliuko lūžis, vaikas buvo labai neramus, jisai pastoviai verkdavo, tas pastovus toksai nuovargis ir mano, ir jo, ir žinai, dar turbūt pats baisiausias gal man buvo, dabar taip jau nebeatrodytų, kad jisai tiesiog manęs nenorėdavo. Jisai būdamas leliukas, mažiukas vaikas, paimdavo ant rankų ir jisai tave stumia. Tiesiog, tiesiog jis neprisileidžia mamos. Tai gal net ir tas dalykas, kaip mamai, tai buvo labai skaudu. Nes tiesiog tu jį glaudi prie savęs, o jisai tave stumia ir šaukia. Ir tu tiesiog matai, kad jisai nenori nei tavęs, nei aplinkinių nieko, jisai nori būti vienas. Ir man tada niekas tuo laiku nepaaiškino, kad tai yra normali reakcija ir tokia jo, tiesiog tuo metu buvo tokia jo būsena. Ir aš tą labai labai skaudžiai išgyvenau tikrai ir bandžiau ir save suprasti, ir jį suprasti. Plius, sakau, dar tos visos mūsų lygos iš medicininės pusės buvo. Ir, žinai, nežinojau net kur, kaip sakant, kreiptis. Bet, kaip ir tas, čia laida gyvenimo pokytis, tai, kaip sakau, viena ateina bėda, tai su ta bėda, ar nelaimė galim net pasakyti pilnai tuo metu, aš sutikau tikrai labai gerų žmonių, su kuriais ir dabar palaikau ryšį, ir tada, kurie man tiesiog pradėjo, padėjo kabintis ir padėjo nepalūžti gal tuo laiku. Ir tai buvo visiškai svetimi žmonės. Tai buvo žmonės iš šalies ir kurie, kaip ir bandė suprasti, bandė man leisti pailsėti nuo tos vadinamos kasdienybės. Ir kad aš nebūčiau vien tik tai nuo ryto iki vakaro, kaip sakant, tokioj toj įtampoj. Tai dabar aš jau suprantu, kad kiekviena mes esam moteris, kaip sakant, mama, sesuo, žmona galų gale. Ir mes negalim savęs taip dasivaryti, kad, ta prasme, kad mes nebenorėsim jau nieko. O tada man atrodė kitaip, atrodo, kad aš tas, kaip sakant, įmestas į duobę gyvūnėlis, kabinuosi to šiaudo išlipti iš tos duobės. Ir netgi tas toksai nemokėjimas paprašyti tos pagalbos tau. Nes man lyg atrodė gėda prašyti, kaip čia aš dabar nesusitvarkau. Iš tikrųjų, tai reikėjo tai padaryti ir reikėjo išdrįsti. Ką aš ir dabar visom mamom sakau, pagalbos prašymas tai nėra silpnumo ženklas. Tai yra kaip tik stiprybės, kad tu, jeigu tau sunku, jeigu tu matai, kad tu nebegali, tu tiesiog prašyk pagalbos, nebijot reikia.
O tuo metu aš labai bijojau ir ko gero, tai buvo pagrindinis mano tuo laiku kaip ir trūkumas, kaip mamos, kaip žmogaus, kaip moters. Tai va, tokia kelionė ta buvo mūsų tikrai sunki ir kaip ir, sakau, ir tos visos lygos, ir moralinė, ir aplinka, ir tas nesupratimas žmonių, netgi artimųjų, šeimos narių, neslėpsim, buvo, tikrai labai sunku. Tai va, tai tiesiog po truputį padedant žmonėm, padedant iš šono, žmonėm, kurie matė, kad gali padėti man. Po truputį aš pradėjau tos žmonės prisileisti, leisti padėti, man ir vaikui padėti. Kai pradėjau prisileisti, man tada tikrai pagerėjo daug mano situacija ir vaiko situacija. Bet tai buvau toks, lyg sakau, toks gyvūnėlis išgąsdintas su savo mažu toks gyvūnėlių, kurie tokie buvo, kaip sakau, spigliuoti ir pasišiaušę. Tai va, tai čia toks, tai turbūt, žinai, čia ne mano vienos, čia turbūt visų mamų, turinčių vaikučius ne tik su autizmu, bet ir su kitom negaliam, tai turbūt tas pirmas toksai etapas. Ir tada prasidėjo antras etapas, kai pradedi save kaltinti. Tai turbūt yra pats baisiausias dalykas, ką aš dabar visom mamom irgi kalu tą patį, kad jeigu mes save kaltinsim ir save griaušim ir pastoviai nuo to mums tik blogai bus ir mūsų vaikams blogai. Nes kuo tu daugiau save griauži, kuo tu daugiau save kaltini, kuo tu save daugiau draskai, tai tiesiog tu nebegali duoti vaikui to, ko tu turi duoti. Tai visų pirma ramybės, nes tokiem vaikučiam jiem reikalinga mama rami. Rami, užtikrinta, tada jie ir patys būna ramus ir užtikrinti. Ir aš irgi tada tokia mėčiausi, tai ten, tai šiandien, tai atrodo, kodėl tai pradėjau ieškoti, kaip sakant, priežasčių, nors iš tikrųjų tada reikėjo neieškoti priežasčių, o žiūrėti į priekį. Kaip man viena psichologė sakė, reikia ieškoti, kaip pašalinti tas priežastis. Nes jau įvyko, kas įvyko, jau, kaip sakant, tu to nebepakeisi. O reikia žiūrėti į ateitį. Tai irgi toksai labai tas savęs toksai graužimas, kaltinimas irgi labai, tikrai buvo sunkus etapas. Tai tai čia Minėjai, kad tas kaltės jausmas, ar ne, kas turbūt, vėlgi, sakyčiau, tam tikra prasme yra visiškai normalu, nes kad ir kaip tai skambėtų, vaikas iš tavęs išėjo į šitą gyvenimą, kokiu jau ten būdu tai vyko ir su kokia diagnoze. Bet kas tau pačiai, nes taip, tai yra sunki patirtis, bet tai yra tavo patirtis. Kas tau pačiai padėjo su ta kalte, nežinau, susidoroti, susidraugauti gal netgi? Nes taip, žinai, visai turbūt paimti ir pasakyti, numesti vargu ar pavyksta bet kokiose situacijose, bet kalbant apie gal susidraugauti su kalte. Taip, gal ne tiek, kiek susidraugauti, taip aš neslėpsiu, aš tuo metu kreipiausi pas psichologą, labai rimtą psichologą, kuris beje tuo metu irgi nesuprato apie autizmą ir mes dviese susėsdavom ir kalbėdavomės ir vienas kitą guosdavom, jau ten buvo daugiau ne tokios, ne kaip terapijos, bet kaip psichologiniai pokalbiai. Ir mes bandėm išsiaiškinti, kaip su ta kalte, kaip ir pati sakai, susidraugauti, tiesiog susigyventi, kad tu jos kaip ir nebejaustum. Ir jis man tada išaiškino, sako, klausyk, dabar aš tau duodu tokį pavyzdį. Jeigu tu save kaltinsi kasdien, palūši, tai griežtai, ką tu galėsi duoti savo vaikui? Sako, pakalbam tiesiogiai. Tu dabar atsikeli ryte ir nuo ryto pradedi save griaužti, kaltinti, tau diena nesvarbu, kad saulė šviečia, tau tik debesis aplinkui, tu pati esi niūri, pati pikta.
ką tu duosi savo vaikui, kuriam tu turi viską duoti, nes mama šitam vaikui yra kaip pagrindas. Jau visi kiti žmonės, kurie jam padeda, jau yra antroji, trečioji eilė, bet pirmoji eilė visada yra mama. Tai aš tada atsimenu, atsisėdau ir pagalvojau, bet iš tikrųjų, jeigu aš dabar taip sėdėsiu ir save griaušiu ir būsiu visą laiką pikta, nervuota, tai kaip tas vaikas, ir aš jausdavau vaiko nuotaiką, jeigu tik aš jaučiuosi irzli, jaučiuosi pikta ant visų ir ant savęs, vaikas irgi būdavo piktas. Ir tada aš atsisėdau ir sakau, viskas, stop, Rasa, dabar mes pradedam iš kitos pusės. Žiūrėsim taip, kaip dabar mes tam vaikui galim padėti. Ir kai aš pradėjau žiūrėti, kaip man padėti, žinok, atsidarė tiek kelių, tiek atsirado žmonių, tai tuo laiku, kai dar nebuvo delfinų terapijos. Mes susipažinom su Jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė, prieš kurią žemai lenkiu galvą, su Brigita, kuri šiuo metu vadovauja centrui. Tai tada nieko nebuvo. Ir tada Brigita tiesiog su Olga sako, pabandom. Vat mes irgi tuo laiku jos irgi nežinojo ne apie tą delfinų terapiją, nieko, sako, pabandom, pabandysim, pasižiūrėsim, nepabandęsgi nežinosi, kaip ten. Tai pradėjome mes važinėti tą delfinų terapiją, sutikom kitas terapeutės, kurios atvažiavo pas mus iš užsienio pasipraktikuoti, nes mes buvom kaip ir vieninteliai tuo metu, kelios dar šeimos su autistiškais tokiais sunkiais vaikučiais. Aš pati pradėjau mokytis, o irgi turbūt gyvenime galvojau, negi man reikės mokytis tokių dalykų, bet išvažiavau į užsienį studijuoti. Ir man pačiai pradėjo darytis įdomu, nes aš žiūriu, kad Lietuvoje tos kaip ir pagalbos nėra, aš galiu padėti savo vaikui, bet galiu ir kitiem padėti. Tai man tai atsirado toksai kaip ir savęs toksai, kaip ir palaikymas, ir nuotaika geresnė, ir pamačiau, kad ir vaikui padeda, ir mes su tais delfinais labai savo tas emocijas susitvarkėm, nors sakau, tuo laiku tai buvo tiesiog, pabandymas. Ir tie žmonės sutikti kelyje, tai jie tiesiog, tikrai, nežinau, man dabar jie tokie brangus, tie visi žmonės, su kuriais mes praėjom tą kelią, kad aš juos ir dabar kiekvieną dieną ir prisimenu, ir mes bendraujam, ir susisiekėm. Tai ir tada psichologas man sako, tu žinai, sako, o jeigu to viso nebūtų buvę, tai gal tu tų žmonių ir nebūtum sutikus ir to kelio nebūtum praėjus. Tai, sako, gal ir nėra taip blogai, kaip tu čia save taip įsistatėjai į tą rėmą ir viską pieši juodom spalvom. Ir nuo tada kažkaip man pradėjo, kaip sakau, atsivertimas tas toksai atsirado. Aš pastebėjau, kad tikrai ir tas vaikas pradėjo stiprėti mano, ir aš pati ir nuotaika, ir dirbti pradėjau, nors pradžioj negalėjau dirbti nei, kaip sakant, fiziškai, nei morališkai, niekaip, nes mintis buvo tik tai ties vaiku. Tada išėjau į darbą, tada vėl pasikeitė mano kaip žmogaus ta būsena, nes tada tu sėdi nuo ryto iki vakaro tik su vaiku ir kaip sakant, ir naktis nemiegotas ir atsikeli ryte ir vėl tas pats. Tai čia ne tik tai man, bet kiekvienai moteriai tai yra labai sunku. Labai sunku ir čia, kaip aš sakau, kai kiti sako, aš tave suprantu, tai jie nieko nesupranta. Ir dabar net kai kuriom mamom sakau, aš net pykdavau, kai sakydavo man, oi, aš tave suprantu, sakau, ne. Jums reikia pagyventi taip, kaip aš gyvenau, bet tada galit pasakyti, kad suprantat. Nes tai be galo yra sunku, nes sakau, vien, kad tu fiziškai nepailsi, nes mano vaikas, pavyzdžiui, miegodavo per naktį 2-3 valandas. Dienos metu jis iš vis nemiegodavo. Tai įsivaizduok, visą dieną tu esi įtampai, plus dar visi kiti dalykai. Tai tai toks buvo tas, sakau, mūsų toksai, tas gyvenimo pradžia tokia labai sunkia, aišku, kaip sakau, namai ir ligoninė. Tai ligoninė buvo mūsų antrieji namai, nes be autizmo jis dar turėjo visokių lygų nemažai. Tai daktarai irgi tuo metu, ir dabar jie stebisi, sako, aplamai nesuprantam, kaip jisai išgyveno.
tiek, kiek jisai visko turėjo, tai nu, čia stebuklas. Bet tai turbūt tą stebuklą tiek aš mama, tiek kitos mamos padarom, mylėdami labai savo vaikus, nesvarbu, kokie jie būtų. Tai va, tai apie tą kelią, va, tiek. Žiūrėk, tu sakai, vat, vienu metu tu suvokiai, kad tu gali padėti ne tik savo vaikui, padėti ne tik tai savo pačiai, savo šeimai, bet kartu padėti ir kitoms šeimoms, kitoms mamoms, kurios turi labai panašų gyvenimą. Nesakau, kad analogišką, nes jeigu kalbėsim apie autizmo spektro sutrikimą, tai dėl to ir yra spektras, ar ne, kad ten gali būti nuo iki. Bet jeigu grįžtant prie to momento, šitas pokytis, šita situacija, į kurią tave gyvenimas įmetė, aš nebijau šito žodžio, nes kaip pati sakei, išėjau, sužinojau su vaiku ant rankų ir į kurią pusę beiti. Tai jeigu grįžtant, kaip tas pakeitė tave, žinai, gali labai nesunkiai turbūt palyginti, kai buvo iki vaiko gimimo ir po to, kai tu sužinojai diagnozę. Kaip pasikeitė tavo gyvenimas? Dabar jau atsisukus atgal, žinai, gali turbūt pasižiūrėti, vis tiek jau prieš nemenkai laiko praėjo. Taip, pasikeitė jisai tuom, kad jisai visiškai pasikeitė, nes tu praktiškai gyvenai vaiku ir tik juo. Ir galim pasakyti, dabar aš pasakysiu, tada man taip netrodė. Aš padariau pačią didžiausią klaidą, bet sako, iš klaidų mokomės, tai daugiau tokių klaidų nebedarysi, kad aš save labai nuselinau. Ką aš dabar sakau mamom ir ką jom visada netgi kartoju, čia kaip sakau, mano užsukta plokštelė, kad save mes turim labai prižiūrėti. Tada aš to nedariau. Aš buvau taip save nuselinusi, kad netgi 2 kartus aš turėjau klinikinės mirtis, ta prasme, guliau komoj po visai atrodo nesunkių ligų, tai pavyzdžiui, kaip po plaučių uždegimo. Mane tiesiog ištiko sepsis dėl to, kad organizmas buvo tiek nualintas, nes aš savim visiškai nesirūpinau. Kas buvo iki tol, kol neturėjau mažylio savo tada, tai aš savim rūpindavausi, aš save prižiūrėdavau tikrai tiek, kiek reikia, kaip ir kiekvienam. Kai atsirado vaikas, tai pagrindinė buvo bėda ir ta mano, kaip sakau, bėda, kad aš visiškai save apleidau. Ir tą aš turėjau pripažinti ir tikrai tai būtų baigėsi labai blogai. Tai ačiū vyrui, jo pagalbai, bet jau visi tada buvo išsigandę, nes tiesiog, normalu, kaip sakau, kaip psichologas mano juokėsi, bet kokį arklį galim nuvaryti. Tai va čia tas pats pas mane buvo. Aš ėjau, dirbau, dariau vaikas ir visiškai neskyriau laiko savo, visiškai. Todėl dabar per pirmus susitikimus su mamom pirmiausia, aš kalu į galvą jom, kad pirmiausia jūs turit prižiūrėti labai save ir atsakingai žiūrėti į savo sveikatą, į savo tą psichologinę būseną, nes kitaip, nieko nebus. Tai va, tai man tas toksai, kaip sakau, pavirtimas buvo tom, kad aš tada, tiesiog save apleidau ir labai apleidau. Tai va, bet manau, kad čia ne vienas, čia dauguma mamų ir moterų, kurios, turi tokius vaikučius, jos dažniausiai galvoja tik apie vaikus, apie save ne. Ir dažniausiai niekas net, žinai, Jurgita, net kartais keista man, kai pasako, va, jį turi ten neįgalų vaiką, žiūrėk ir plaukus susišukavus, ir nagus pasidažius, ir ten, vienu žodžiu, pasipuošusi. Kažkodėl pas mus tas toksai stereotipas, jeigu jau moteris turi neįgalų vaiką, reiškia, jinai turi eiti ten apsivėlusi, nesusitvarkiusi, tada jau jos tada reikia gailėti. O jeigu jai yra sunku, jinai turi tokį vaiką ir jinai, yra tiesiog gražu pažiūrėti, reiškia, viskas gerai, nereikia gailėti. Tai va,
mane va tas dar toks, tada taip gal pasakyčiau irgi dalykas buvo paveikęs. Nes, dažniausiai, kaip moteris turi savim rūpintis ir čia aš dabar tik taip sakau, tada taip aš nedariau. Ne, kaip sakai, iš savų klaidų, žinai, tada jau išmoksti savas klaidas ir gali kitiem pasakyti. Šiaip, pat, žinai, aš žinau, kad dabar, tiksliai kažkaip, mudvi nebuvom įsikalbėję, bet aš žinau, kad tu dabar, padedi, ir pati ne kartą minėjai, jau mūsų šito pokalbio metu, kad tu padedi to mamom, kurios susiduria lygiai su tokia diagnoze. Man tiesiog smalsu, kaip atėjo tas sprendimas, kaip atėjo ta, nežinau, mintis, idėja, kad tu gali atiduoti, ta prasme, ne, tu gali ir duoti tą savo patirtį, ją dalintis ir tuo pačiu padėti. Žinai, ta mintis turbūt gyvenime gal atėjo tiesiog savaime, nes mes su vaiku gulėdavom ligoniniai, kaip dabar sakau, dabar tai aš sakau, dėkoju Dievui, kad aš sutikau ten tokių žmonių, kurios gydytojas dabar jau pas mus likusios šeimos draugais, artimaisiais, kurios, kaip sakau, ir dabar susitinkam, sako, mes prisimenam mažulį tavo visai, o dabar visas vyras. Ir kai aš pradėjau labai domėtis ir iš medicininės pusės, ir iš psichologinės, ir niekaip nepabaigiu savo vaikų psichologijos, kur buvo mano pagrindinė svajonė gyvenimo. Ir aš pradėjau domėtis ir aš matau, kad aš galiu duoti tas žinias kažkam, kam tuo metu irgi labai reikia. Neslėpsiu, dabar yra daug tų visokių asociacijų, bet trūksta to vienintelio, kad ir nesenai buvom susitikusios su vienos, gana sunkios mergaitės mama ir kalbėjom, nėra tokios, kaip ne asociacijos bendruomenės, kas yra mano svajonė, kad būtų toksai kaip susibūrimas grinai mamoms, ne apie, kaip čia pasakyti, ne apie kažką, o tai bendrystė tokia, kad kaip draugė, susitinki, tau šiandien blogai, man ten rytoj blogai, mes galim pasidalinti džiaugsmais, vargais, galų gale kažkam pagalbos reikia. Pradėjau aš nuo tos pagalbos taip, kad tiesiog Facebook'e pamatė merginos kitos moteris, kad aš dalinuosi informaciją ir tiesiog parašydavo viena kita konsultacija, taip viena per kitą jos pradėjo dalintis, kad galiu patarti, galiu kažkom padėti. Ir vienu metu, žinok, net gavosi taip, kad aš jau paskui žiūriu, kad pas mane į dienoj tiek konsultacijų, kad aš jau nebeturiu laiko net ir savo vaikui, nes kadangi tų situacijų yra tikrai labai daug. Labai daug. Ir į šeimas nuvažiuoju, jeigu mamytės paprašo, ir pažiūrėti vaiką, ir pakonsultuoti, nes pagrindinė kas yra, kai mama žiūri savo vaiką, yra vienaip, tai svetimas žmogus, kuris dar su patirtim yra. Čia labai svarbu, yra visai kitaip. Ir mama gavus vaikui tą diagnozę, jinai irgi kaip ir aš tuo metu, jinai tiesiog galvoja, ar taip yra iš tikrųjų, ar gal kažkaip kitaip. Ir dažniausiai kviečiasi tos mamos, kurios arba tik gavusios diagnozės ir kad tiesiog aš pažiūrėčiau iš savo patirties, arba tos moteris, kurios tiesiog šeimoje yra taip dažniausia, kad mama priema diagnozę, tėtis ne. Arba būna ir atvirkščiai. Tėtis priema diagnozę, mama ne. Tai dažniausia, aš tokias šeimas konsultuoju, padedu ramiai pasižiūrėti situaciją, kad nepulti kaip aš tada stačia galva, kaip sakant, tas diagnozės ir nieko aplinkui nematau. Tai ir dar aišku atskira tema močiutės. Čia irgi yra atskira tema, tai mano tokios kaip ir konsultacijos. Ir antros konsultacijos, apie ką dabar niekas beveik nenori kalbėti, aš kalbu drąsiai tą temą ir tikrai padedu mamom, tai yra brendimo laikotarpis. Tai yra šitų vaikų brendimo laikotarpis, per kurį aš galiu pasakyti ir visiems dabar prisipažįstu ir tada, kad aš buvau palūžus. Nes tai buvo labai sunku, pagalbos jokios,
ir tikrai buvo visokių minčių, netgi ir apie savižudybę tada. Nes buvau tiesiog tada tokioj, nežinomybėj, nežinojau, kas daros mano vaikui, nežinojau, kas darosi man. Buvo baisu ir dabar net baisu tą prisiminti, tai dabar aš tiesiog noriu, kad taip nebūtų kitom mamom. Ir stengiuosi užkirsti tą kelią ir kiek įmanoma daugiau paaiškinti, kas vyksta su vaikais, kaip elgtis, ko daryti, ko nedaryti, nes nei medikai, nei kiti, žinokit, tokių dalykų nepaaiškina. Tiesiog yra arba medikamentai, arba, kaip sakant, ligoninė. Tai tokie du mano tokių, kaip, konsultacijų pagrindiniai klausimai. Ir žiūriu, kad su kiekviena diena jų vis daugėja. Tai neįtin malonios temos, kaip sakau, būna visko, bet, tai yra labai svarbu. Labai svarbu ir man labai svarbu, nes kadangi mano, vaiko tėtis mus paliko, tai man labai svarbu, kad šeimas išlaikyti. Aš visai stengiuosi, jeigu sutinka ir su tėčiu, ir su mama kalbėti, ir paskui kartu, ir visai kitaip, kad tik tai ta šeima išliktų ir kad vaikas turėtų neįgalus ir mamą, ir tėtį. Tai mano kaip ir toksai, žinai, kaip, nežinau, net tokia kaip misija. Ir aš labai džiaugiuosi, kai aš matau, kad po tų pokalbių tiesiog šeima sutvirtėja, kad mamos su šypsenom, nes dažniausiai, kai ateini pirmą kartą, tai būna ašarų pakalnės ir irgi tokios pat kalbos, kaip ir aš tada kalbėjau, kad nebenoriu gyventi ir nebenoriu nieko matyti. Tai mano pagrindinės tokios, kaip sakau, pagrindinė misija. Nes paskui, kai mamos lieka vienos, tai yra labai sunku. Labai sunku ir tikrai vienam žmogui tai iškęsti ir pakelti, tai yra praktiškai, kad ir neįmanoma. Žinai, dabar taip tavęs klausau ir tokia mintis grįžta prie to, ką sakė tavo psichologas prieš kiek ten tų metų. Kad, taip, patirtis tai nėra labai lengva, bet tu visą šitą patirtį dabar gali atnešti tiem, kas tos patirties dar neturi. Tu ją gali nunešti gyvą, žinai. Tai čia, kad ir kaip, nežinau, galbūt žiauriai tai skambėtų, bet, nugi kas ten žino, gal dėl to tau ir buvo taip skirta, kad tu galėtum dabar eiti su šitą misiją per gyvenimą. Žinai, gali nuskambėti keistai, bet kita vertus, kuomet paklausai istorijos ir kai susideda visi taškai į visą tai, kas jau įvyko, tai atsiranda tie tokie momentai. Tai, žiūrėk, Rasa, ar galima taip, nežinau, sakyti, teikti, kad šitas tavo pokytis, į kurį tu buvai įmesta prieš 21 metus, tam tikra prasme šiandien dienai tapo tavo profesijos dalimi? Taip, galim sakyti. Ir, žinai, jeigu aš anksčiau sakydavau, kad, kaip sakant, kaip čia pasakius, visada sakydavau, Jėzau, kodėl man taip gyvenimas man davė tokį tą sunkų kelią. Tai aš dabar jau sakau kitaip, aš labai dėkoju Dievui, kad man atsiuntė tokį vaiką ir kad aš tiek praėjau ir tiek to sąmoningumo įgavau, galų gale to gyvenimo tikslo, dėl kurio aš dabar gyvenu. Ir man tai nėra sunku. Aš jaučiu iš to, tiesiog, man gerai, kai aš matau laimingus vaikus, aš matau laimingas šeimas, man ant tiek gerai, nes dabar ir mano padėtis ir dabar nėra lengva, nes mama žino, kad po COVID mano vaiką suparalyžavo ir tikrai yra sunku, nes yra, kaip sakau, seną žmogų prižiūrėti yra vienas dalykas. Tai žinot, kai mama, tėtis, aišku, skaudu, bet jis yra jau senas. Bet kai reikia slaugyti vaiką, kuris yra tik 24 metų, mamai, tai yra, žinokit, praktiškai nepakeliama. Ir jeigu aš dabar sėdėčiau ir žiūrėčiau ir kaip sakant, kaip tada aš dariau, dejuočiau ir kaltinčiau ir galvočiau,
Tai manau, kad nežinau, kiek aš čia taip temčiau ir kiek aš gyvenčiau. Tuo labiau, kad yra broliukas mažesnis, kuris irgi mane mato ir aš privalau būti stipri ir jam, kaip sakant, irgi rodyti tą gyvenimo pavyzdį. Tai žinokit, čia juokas juokais, bet pas mus jau yra komanda. Yra vyras, yra sūnus mažasis, kurį visi stebisi, kad jis tiek daug žino, nes kadangi aš su juo visur kartu, kartais ir konsultacijas einu kartu, tai mes, žinokit, esam stipri komanda. Vyras, pavyzdžiui, būna taip, kad pakalba su šeimos vyrais ir kai vyras kalba su vyru, yra visiškai kitaip. Ir dažniausiai vyrui užtenka vieno pokalbio. Man neužtenka su vyru kitos šeimos vieno pokalbio. Vaikas mano, mažasis, jisai labai su mamom bendrauja. Jisai paaiškina, kad čia nėra kažkokia labai tragedija. Jeigu dabar vaikui taip nesiseka ar ten kažkas, jisai iš to, žodžiu, sakau, pas mus dabar juokas juokais, bet mes, žinokit, turim labai stiprią palaikymo komandą. Žodžiu, Rasa ir ko. Taip, taip. Taip, ir mes, žinokit, kaip sakau, tokius, kiekvienas savo darbą. Ir aš labai žaviuosi savo vyru, nes tikrai ir pagalbos, ir supratingumo, ir matau, kaip jisai, va dabar sakau, irgi buvo ne viena šeima, kur, grinai vyrai, matau, kad sunku ir matau, kad aš neprisibelsiu iki jo širdies. Tai tiesiog pasiūlau, sakau, gal jūs norit pasikalbėti. Ir žinokit, beveik 100% visi sutinka, pasikalba, praeina laikas ir tie vyrai patys parašo, ačiū, viskas, mes su žmona susitaikėm, viskas gerai, mes irgi, vat, kaip jūs, eisim į priekį, nepasiduosim, mes matom pavyzdį, ir man labai gera nuo to ant širdies, kad, tikrai matau, kad mūsų komanda gali padėti. Ir visom mamom sakau, visada sakau, jūs tik sakykit, nelaikykit savy, nes aš tada laikiau savy. Nes paskui, kai pratrūksta, tai dažniausiai visada kerta per sveikatą. Visada. Nes tu kaupies, eini, kaip sakau, o paskui staigiai taip trenkia, kad, tai žodžiu, mūsų komanda pasiruošus visada padėti. Labai gražiai nuskambėjo iš tiesų, tas toks tandemas, žinai, kur gali šeima šeimai, kitaip tariant, tu tiesiog eini kartu, ne viena, bet eini kartu su savo šeima. Labai gera girdėti ir labai smagu ir labai ačiū tau, kad tu taip atvirai daliniesi, nes aš tikiu, kad kartais, žinai, sutinku, kiekvienam savas išgyvenimas yra savas išgyvenimas, tik tai kuomet išgirsti kito žmogaus istoriją, kartais tas, žinai, toks pagalvoji, kad jo, jeigu iš to galima išlipti, tai turbūt aš ir iš savo galiu kažkaip lipti, tik tai reikia lipti, vat momentas ir yra, kad reikia lipti. Tai realiai tu buvau tarsi pasiruošus klausimą, žinai, o kaip tavo artimieji ir tavo šeima priėmė tavo norą eiti padėti šeimoms tokioms ir mamoms ir tiems, kas su tuo susiduria. Bet tu užbėgai už akių su savo atsakymu ir pasakojimu apie Rasa ir ko, kai jūs einate visi kartu ir kai yra poreikis, kalbatės visi kartu ir dalinatės kiekvienas iš savo perspektyvos. Rasa, jei turėtum galimybę keliauti laiku, į kokį gyvenimo etapą norėtum grįžti ir ką norėtum pasakyti tai Rasai, kuri buvo tada? Žinai, į tą etapą gal net neįsivaizduoju, kurį aš norėčiau sugrįžti. Turbūt gal, kai baigėsi visos medicininės ligos vaikui, nes tas, kai buvo ta pati pradžia, tai operacijos, narkozės, taip toliau, turbūt nenorėčiau, kaip atana kartu su vyru kalbėjom, sakau, nežinau, ar aš antrą kartą atlaikyčiau, aišku, atlaikyčiau turbūt, jeigu tai būtų, nes buvo be galo tikrai sunku ir be galo, sakau, dabar pagalvojus, atrodo, neįsivaizduoju, ant kiek reikėjo tada stiprybės, ant kiek reikėjo tada
visos tos ir drąsos, net sakyčiau, nes, nu, tai vis tiek tas kakliuko pažeidimas mums tai buvo, nu, sakau, labai, labai sudėtinga. Ir kai matyti savo vaikelį tokį bejėgį, kaip sakant, ir tos operacinės ir ligoninės, nu, tai vat, buvo pats į tą etapą tikrai ne. Norėčiau grįžti tą etapą, vat, kai mes, sakau, pradėjom bendrauti su jūrų muziejum, kai prasidėjo terapijos, kai išvykau tada į Liuksemburgą pasimokinti, pažiūrėti, kaip autizmo centras ten dirba, sutikau daug naujų žmonių. Tai tiesiog gal ką savo palinkėčiau, tai kad reikėjo jau tada kibti mokslus daugiau. Į mano išsvajotą psichologiją, kurią dabar, sakau, nepabaiginėjau, nes, nu, tai yra reikalinga. Ir tiek turint tokį laiką, tiek norint padėti kitiems, tai mokslai tikrai yra reikalingi šitie. Nes ne tik praktika, aišku, ir praktika reikalinga, bet ir mokslai reikalingi. Tai turbūt kipčiau visom jėgom daugiau į mokslus. Dėl savęs ir dėl vaikų. Tai va, nu, bet nevėlu dar tą pabaigti, kaip sakau, čia dar laiko yra. Oi, aš esu tikra, kad tu tikrai pabaigsi. Taip, svarbu noro yra. At būtent noro yra ir motyvacijos yra ir tu labai į tą eini. Pokalbio pabaigai iš tiesų aš visą laiką savo svečių ir savo viešnių visą laiką klausiu, ką norėtum palinkėti šitos tinklalaidės žiūrovams. Turint omeny, kad yra laida apie gyvenimo pokyčius, apie gyvenimą, apie laimę, nežinau, gal netgi. Nu, man čia patiko vienos moters labai ir aš tą savo labai dabar prisitaikau, kad, žinai, turbūt nereikia to gyvenimo labai nukelti į ateitį. Mes kuo daugiau galvojam, ką ir aš anksčiau darydavau, visada galvodavau, mes jau su tavim kalbėjom tą temą, kad oi, kaip bus ir tada tiesiog užsikonservuoji ir tu nieko daugiau nemastai. Tai, man rodos, reikia išmokti gyventi čia ir dabar. Tai čia ir dabar nereiškia, kad čia tu savanaudis ir gyveni čia ir dabar, nes kiti iš karto interpretuoja, kad, žodžiu, tu negalvoji apie ateitį. Ne ta prasme, kad negalvoji apie ateitį. Tiesiog, kaip ta psichologė sakė, valgyti skaniai, valgyti iš gražių indų, gerbti vienas kitą, mylėti, kiekvieną dieną sakyti artimiesiems savo gražius žodžius, apsikabinti, palinkėti ryte gražios dienos, nebūti, kaip sakau, kad ir kas bebūtų, nerodyti savo tos nuotaikos, nebūti susiraukus, sakyti visiems gerus žodžius, apsikabinti, užsiimti savo mėgstamą veiklą, dabar užsiimti, ne ateity, ne kažkada, o būtent dabar. Ir būti savo tiesiog prioritetais, savo pačiam, nes kai tu būsi savo prioritetas, tada ir gyvenimą kitaip pradėsi žiūrėti, su visai kita nuotaika. Ir gyventi ne paskui, gyventi dabar, kas yra dabar. O ateity, kaip sakau, gali viskas keistis, mes nežinom, kaip bus kažkada. Ir kuo mažiau apie tai galvosim, tuo tas gyvenimas toks bus, žinokit, sklandesnis ir aš pati pagal save tai pastebėjau. Ir kai tu pradedi gyventi čia ir dabar, mylėti save, mylėti visus, tai kažkaip ir tos problemos susisprendžia. Savaime. Tai va. Ir tie žmonės ateina į gyvenimą pas tave tokie, kur atrodo niekada netikėjai, kad tu su jais susitiksi ir bendrausi. Va, kaip ir su pačia Jurgita. Aš irgi buvau labai dėkinga gyvenimui, kad sutikau pačią, nors visai, kaip sakant, kitame kontekste, bet va, ir ryšys mūsų, tikiuosi, nenutrūks ir bendri projektai įvyks. Tai va, tai gyvenimas. Taip, ir gyvenimas, va, kai pradedi gyventi čia ir dabar, jisai tiesiog viskas einasi gera linkme.
Prisidėsiu prie tavo palinkėjimo ir, žinai, vat dar turbūt mano vidinis toks yra, nors kartais mums atrodo, kad mes tarsi atsitiktinai susitikom kažką, tarsi atsitiktinai su kažko susipažinom, tarsi atsitiktinai mums papuolė, nežinau, kažkokia knyga ar kažkoks straipsnis į rankas. Bet kai sugrįžti, nieks nevyksta šiaip sau. Taip, Nieks nevyksta šiaip sau ir, kaip ten sako, atsirandam tam tikroj vietoj, tam tikrų laiku, sutinkam tam tikrus žmonės tam tikrų metų, tada, kada tai turi įvykti. taip. Užtat ir reikia, kaip sakant, dėkoti gyvenimui, kad tokiu keliu pasukom, reiškia, taip turėjo būti. Ir džiaugtis tuo. Ir va, tas buvimas čia ir dabar, labai pritariu tau, kad tai nėra apie egoizmą, tai yra tiesiog apie pastebėjimą. Taip, taip. Tiesiog apie pastebėjimą, tai va, aš irgi prisidėdama prie Rasos visiems, kurie stebi dabar, visiems, kurie matys šitos tinklalaidės įrašą, tiesiog noriu palinkėti, kaip Rasa sakė, neatidėkit gyvenimo į po to. Kai užaugs vaikai, kai pabaigsiu mokslus, kai atsitiks kažkas, kas galbūt turi atsitikti, nereikia to atidėlioti. Šiandien mes esam tokie, kokie esam. Šiandien darom pačius geriausius sprendimus, kokius tai galim padaryti šiandien, bet visą tai darom šiandien. Taip. Ir pokyčiui geriausias laikas yra dabar. Taip, iš karto. Jo, irgi kažkur skaičiau, kad pats geriausias laikas pokyčiui yra ne rytoj, ne po mėnesio, ne po metų. Pats geriausias laikas pokyčiui yra dabar. Tai dar kartą, Rasa, sakau tau didžiulį ačiū, kad sutikai pasidalinti savo šitą tikrai jautrią istoriją ir tikrai, tokia nekasdieniška istorija, nors tau tai yra kasdienybė. O visiems, kurie stebi šitą tinklalaidę, kurie stebės jos vaizdo įrašą, tiesiog noriu irgi padėkoti ir priminti, kad susitiksim, kaip ir visada, po 2 savaičių, toje pačioje vietoje, tai yra Facebook'e ir tuo pačiu metu 17 valandą. Iki kitų mielų susitikimų pokalbiuose apie gyvenimo pokyčius. Ačiū.